Kaišiadoryse. Ir jeigu aš esu Kaišiadoryse, reiškia pas Gudrų 8-oką. Aisti, buvau čia praeitais metais, kokius karpiokus traukiam, meškeriukas, meškerytės patys, pamatysite. Sveikas, Aisti, aš sutartoj vietoj. Nei meškerės, nei tavęs, nei karpių, nei, sakyčiau, net pačio ežeriuko. Tada į geresnę vietą. Skamba gerai, varau. Na tai Aisti, papasakok apie save. Esu Aistis Talaučinskas, mokausi Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinėje mokykloje. Laisvalaikiu lankau dailę, labiausiai patinka karpyti karpinius, taip pat truputėlį lankau akordeono, o taip laisvalaikiu labiausiai patinka leisti gamtoje, žvejoti, uogauti, grybauti, kartu su šeima važinėti po Lietuvą. Aistis yra labai draugiškas, labai malonus, labai kūrybiškas, labai apsiskaitęs berniukas. Na, Aistis yra vienas iš klasės pirmūnų, geras draugas. Duoda nusirašyti namų darbas. Kietas bičiukas. Kodėl? Kašį duomisi gerai žaidžia, iš tritaškių gerai pataiko. O stiprioji pusė krepšinį? Tritaškiai. O tu esi snaiperis? Taip. Namėlis. Tu esi snaiperis ir žvejyboje, kiek atsimenu iš praeitų metų. Tai gal ir gerai atsimeni. Neapleidai šito hobio? Neapleidau. Kokie pasiekimai per metus? Ten, kur Nemunas išrakoja į Atmatą ir Skirvytę ir tenai pagavom tikrai neblogų žuvų. Gal gali pasakyti kilogramais, kiek parvežėt namo lauktuvių? 12-13 Kilogramų? Taip. Ko jis galėtų būti užaugęs, Aistis? Tokie vaikai yra visapusiškai išsilavinimo, tiek visose srityse. Ir man taip atrodo, kad tokie puikūs 8-okai, 9-okai ir 10-okai, man atrodo, kad jie gali tapti bet kuo. Aisti, ar esi patriotas? Taip. Na, kodėl? Kas tau yra ta Lietuva? Man Lietuva yra visas mano gyvenimas, mano brangi tėvynė. Lietuva. Tu maža Europos dalelytė ant smėlėtų Baltijos krantų. Tu nusėta kaulais partizanų, savanorių ir narsių karių. Jūros kraujo dėl tavęs išlieta ir iškęsta begalės kančių. Tu esi vienintelė pasaulyje ir nėra daugiau kitos, tik tu. Čia Brazdžionis? Sukūriau šitą eilėraštį 5 klasėje. Na ir ko palinkėsit mūsų žaidime? Aišku, susikaupti ir panaudoti žinias čia ir dabar. Tai kas laimės šį pusfinalį? Aistis. Aistis! Aistis. Aistis! Aistis! Esu prie Antakalnio vidurinės mokyklos ir jaučiuosi toks mažas. Šią mokyklą baigė tokie didūs žmonės kaip Andrius Mamontovas, kaip puikiai režisierė Dalia Ibelgautaitė ir 8-okas Norbertas. Tiesa, jis dar nebaigė. Užeik. Esame čia, kur kažkada koncertuodavo grupė Foje. Taigi, o mes šitoje Foje kalbame su Norbertu. Na, Norbertai, papasakok apie save. Aš esu Norbertas Kairys, mokausi kokioje Antakalnio vidurinėje mokykloje. Puikus vaikas, netgi ne vaikas, jaunuolis. Tikrai žaviuosi jo nuo 5 klasės, nes tokio ryžto ir tokio noro, veržimosi ir žinojimo, pirmiausia, ko nori, na, retą vaiką tokias sutiksi. Jį sunku yra apibūdinti, jis mokosi žiauriai gerai ir turi žiauriai daug draugų ir tikrai fainas žmogus yra. Šiaip iš klasės gal pats pratingiausias, mokosi geriausiai, mokytojas irgi labai mėgsta. Asmenybė, ryški asmenybė, bet nerodantis savęs ir nesipuikuojantis to, kad jam sekasi. Laisvalaikiu aš žaidžiu stalo tenisą, kurį lankau jau 4 metus. Dar mėgstu su draugais žaisti krepšinį, skaityti fantastinę literatūrą. Nu ir kaip visi vaikai, aišku, pasėdžiu šiek tiek prie kompiuterio. Stalo tenisas, kodėl stalo tenisas? Ai, nežinau, kažkaip atrodė patraukli sporto šaka. Aš visada galvojau, kad stalo tenisą žaidžia tie mažiukai, tokie mažiukai kiniečiai ir japonai, o tu tai galėtumgi krepšinį lankyti. Nu, aš bandžiau krepšinį lankyti, bet nusprendžiau, kad geriau vis dėlto stalo tenisas. Nu, mano kaip ir pašaukimas, man labiau patinka. Padykęs toks vyrukas. Tai toks ir turi būti jaunimas, tai nebūsi padykęs, nieko gyvenime nepasieksi. Pokštininkas klasės, mėgstantis įvairiausius dalykus. Labai linksmas žmogus, jisai iš tikrųjų yra labai draugiškas, bendrauja labai
su visais. Kokias knygas skaitai? Skaitau, man labiausiai prie širdies fantastinė literatūra ir detektyvai. Tai gal iš rašytojų labiausiai man patinka Herbert George Wells ir Ray Bradbury. Tai čia fantastikos kūrėjai, o detektyvų tai aišku Conanas Doilis ir Sherlocko Holmeso nuotykiai. Nu, nori prie tai, groji gitarą, paskambink. Ne, negroju. Ne? Kokią muziką klausai? Iš esmės vien hip-hopą klausau. Kaip galvojat, kaip jiems seksis pas mus? Aš manyčiau, kad seksis gerai. Todėl, kad visus mokytojus ir savo draugus visokiais klausimais jau iškankino, jūsų visas laidas išanalizavo. Jis taktiškai ir strategiškai pasiruošęs mūsų laidai. Jisai net išanalizavo, kokie jūsų laidoje būna klausimai. Ir jeigu net nežino atsakymo, kaip į tai sureaguoti, ką spausti. Ne vaikinas, o svajonė. Norbertai, tu fainas ir tu tikrai laimėsi.